1994 paliko gilų pėdsaką Lietuvos keliuose. Rugpjūčio vidurys atnešė neįprastus orus. Dangus buvo tamsus, nors lietus dar nebuvo pradėjęs putoti. 45 metų Darius Kazlauskas buvo patyręs sunkvežimio vairuotojas, gabenęs turtą visoje Lietuvoje. Ta rytą jam teko važiuoti iš Vilniaus į Kauną pasenusiu Peugeot Boxer mikroautobusu, kurio ridai jau buvo daugiau nei 16 000 kilometrų. Kazlauskas buvo žinomas kaip atsakingas ir saugus vairuotojas, jam niekada nebuvo nutikę jokių avarijų. Ta dieną jis krovė smulkes elektronikos prekes mažai parduotuviai Kauno rajone. Kelionė turėjo trukti apie 2 valandas, o vairuotojas buvo geros nuotaikos, nors kai kurie kolegos jį perspėjo apie nerimą kelyje. Darius pasirinko nežinomą maršrutą per Elektrėnus, eidamas per senąjį Vilnių ir Kauną. Šis kelias, kurį žinovai vadina 7-uoju kelio atšaka, buvo apipintas istorija ir senomis Lietuvos legendomis. Šioje Lietuvos dalyje buvo sakoma, kad tam tikromis naktimis į kelią grįždavo nedaugiau kaip vienas keliautojas. Žinoma, tai buvo tik senų žmonių skleidžiamos istorijos. Tačiau kelyje tvyrojo keista atmosfera. Švelni saulė jau pradėjo leistis, nors buvo tik 14 valanda. Pakelės medžiai buvo seni, o jų formos priminė sulinkusius žmones. Vos pasukęs į Volkos plento atšaką, Darius pastebėjo, kad jo sunkvežimio variklis ėmė skleisti keistus garsus. Prietaisų skydelis mirksėjo, o kompaso rodyklė sukosi nepastoviai, tarsi būtų magnetinio poliaus lauke. Vairuotojas bandė susijungti navigaciją ir grįžti į normalinį maršrutą, tačiau kelias neatrodė su tuo, ką jis prieš tai vedė. Kelias turėjo būti tiesus, bet dabar jis pradėjo suktis, lyg būtų labirintas. Darius nuprado šalti prakaitą nuo kaktų ir stengdavosi sutelkti dėmesį. Staiga kelyje pasirodė balta šešėlio figūra. Tai nebuvo žmogus, bet kažkas panašaus į seną moterį, aprengė baltą šilką. Vairuotojas pastebėjo ją iš tolimos, tada jis prispaudė sustabdyti sunkvežimio, bet figūra išnyko, tarsi būtų būta tik oro žaidimo. Širdis Dariaus čekšėjo labai greitai, o rankos drebėjo. Jis bandė gaiviai kelti nurimti ir tęsti kelionę, bet jausmas, jog kažkas ne viskas suėjo teisingu kepu, neišvyti. Aplinka buvo dvigubai keistesnė, buvo girdėti neaiškus balsus ir tarsi kažkas dūdžia iš tolo. Darius nutarė paleidinti radiją, bet iš jo pasigirdo tik statinis ir senos dainos lietuvių, kurias jis niekad nebuvo girdėjęs. Tarsi labirintas nebūtų buvęs pakankamai baisus, Darius staiga perspėjo priešais važiuojantį šviečiančią šviesą. Jis bandė sutrenkti stabdžius, bet jie nereagavo normaliai. Mini sunkvežimis pradėjo sklisti per kelio paviršių ir susidūrė su kažkuo, ką vairuotojas negalėjo aiškiai matyti. Smūgis buvo didelis, automobilyje sumuštuvai ir rytas. Darius buvo sužeistas šoninėme dalyje, o kraujas pradėjo tekėti. Tačiau keistai, o tai buvo svarbiausia, priešai stovėjo jokio kito automobilio. Buvo tik tuštuma ir neaiški šviesa, žaidžianti akis. Vairuotojas bandė iš sunkvežimio išeiti, bet sunkvežimis buvo sulaužytas ir jo spina neveikė. Jis bandė naudoti lango sandalį, tačiau stiklas buvo nepaprastas. Jis nebuvo sulaužytas, tačiau buvo kaip šaldytas. Iš šalčio Darius suprato, jog kas nors netikto šitame visuotinėme reiškinyje. 4 valandas Darius nepasirodyti saltinyje, todėl jo šeima ir darbdaviai pradėjo nerimti. Jo žmona Laima skambino policijai, o policija atliko ilgą paiešką. Jie radė sunkvežimį ant kelio tarp Elektrėnų ir Volkos, tačiau jo vairuotojo niekur nebuvo. Policijos pareigūnai buvo sumišę, sunkvežimo durys buvo atvertos, radijas buvo įjungtas, o šiltas valandoms praleistis maistas buvo jį sėdinėje. Jeigu Darius būtų palikęs mašiną, tai turėjo nutikti greičiau nei keletas minučių. Tačiau labiausiai keista buvo tai, jog nuo avarijos žymių nebuvo girdėti. Nei akivaizdus kito automobilio, nei medžio, nei ko nors kito, į ką būtų galėjęs smukti sunkvežimis.
Šios aplinkybės buvo įrašytos į bilinę, tačiau nieks iš policijos negalėjo jas paaiškinti. Kelionės rekorderis sunkvežimyje negrąžo jokio vaizdo. Tai buvo pradinis modelis be vaizdo, tik garso, tačiau ir jame nebuvo nieko. Kai policija pradėjo gilintis į šią bylą, jie atžygiavo į Elektrėnų miestelio nuovadą, kurioje raštininkas Steponas pasakė jiems ką nors keisto. Jis sako, jog per paskutinius 100 metų nuo kelio negrįžo daugiau nei 15 žmonių. Visi jie buvo keliavę per tą patį gatvės ruožą ir visi jie buvo žadę grįžti tos pačios ar kitą dieną, bet niekad negrįžo. Vyskupas iš Kauno sakė, jog tas kelias yra persikeitęs į jame numirusios senos žmonės, gyvenusios dar carų laikais. Steponas peržiūrėjo senus archyvus ir surasdavo vieniems ir kitiems pranešimų apie dingusią žmonių. Policijos vadovas, kuris atlydėjo Steponą, pradėjo abejoti šią istoriją, tačiau faktai buvo faktai. Kelio ruožo nepuolė jokia staigina nelaimė ar geografinis pavojus. Tai nebuvo galas ar šlaitų galas. Kelias buvo lygus ir gerai ženklintas. Tačiau žmonės dar visada dingdavo. Steponas patarė policijai kontaktuoti su vienu senu dvasininku, kuris gyveno netoli Elektrėnų. Dvasininkas Jurgis buvo 92 metų amžiaus ir jis praleido beveik savo visą gyvenimą Elektrėnų parapijoje. Jis sakė, jog šis kelias buvo senas prie seno švento kelio, kuriame senovės lietuviai aukodavo dievams. Kai jie išdidžiai keisti į krikščionybę, jie atliko šventės rites, skaityti maldas ir bandydami nuraminti dvasias, kurios buvo užgaunamos. Tačiau kai kurios dvasios negrįžo ir jie tebesumiaus kelyje, bandydamos atigristi tamsę ir neaiškumą. Dvasininkas Jurgis sakė, jog tas pavojus yra ne fizinis, o dvasinis. Jis yra susijęs su perėjimu tarp pasaulių. Jis patarė policiją padaryti maldos ceremonijas ir sukalboti bažnyčios maldą šitam keliui. Tačiau policija negali atlikti tokias ceremonijas, nes tai sudarytų konfliktą tarp bažnyčios ir valstybės. Todėl policija nutarė padidinti žvinginešdę ir į šiam kelyje patalpinti šviesos, siekdamos sumažinti keistus padarimus. Nors Darius buvo išnykęs, jo atminimas liko kelyje. Policija atkreipė dėmesį į tai, kad paskutini žmonės, kurie ėjo ir grįžo iš to kelio be problemų, buvo tiems pačios šeimos nariais – Dariaus žmona Laima ir jų sūnus Andrius. Jie pasakė, jog jie niekada nemėgo vykti tuo keliu ir visada kreipės kitais maršrutais. Laima pasakė, jog jos tėvas, kuris prieš kelis metus mirė, buvo dingęs 40 metų atgal šiame kelyje ir niekada nebuvo surastas. Gal tai buvo sutapimas, gal Darius buvo skirtas panašiai paskirčiau kaip ir jos tėvas. Policija nutarė griebti visus žmonės, kurie keliavo tuo keliu ir paklausti jų apie jų patyrimą. Dauguma žmonių pasakė, jog jie jautėsi keistai, tačiau negavo problemų. Tačiau keletas žmonių pasakė, jog jie girdėjo balsus ir matė keistų šešėlius. Vienas Stalius sakė, jog jis matė seną moterį šiltame drabužyje, kurie išnykdo tarsi būtų buvę dūmai. Universitetinio tyrime, kurie atsiuntė mokslininkus iš Vilniaus universiteto, jie norėjo nustatyti, ar tas kelias turi kokį magnetinių anomaliją arba kitą fizinio reiškinio. Jie dėjo instrumentus matuojančius magnetinio lauko stiprumą, elektrinį potencialą ir kitais parametrais. Rezultatai buvo nuostabūs. Tas kelias turėjo labai aukštą magnetinio lauko stiprumą, kuris sudarydavo apie 2 daugiau nei normalus. Šis magnetinis laukas galėjo paveikti automobilių elektrinės sistemas ir apsigalvojimų žmonių smegenis. Tačiau tai nepaaiškino, kodėl žmonės dingdavo. Mokslininkai taip pat atrado, jog Žemėje buvo aukštas šilumos srautas, lyg po kelių būtų buvęs geoterminis šaltinis. Jie spėliojo, jog šios anomalijos galėjo sukurti optinį efektą, kuris padaryta kena nepalaužtą masinę iš normalizuotos realybės. Tačiau tai buvo tik teorija, o praktika nieko nepaaiškino apie Dariaus dingimą. Po 3 mėnesių pradėjus paieškas, Darius Kazlauskas pasirodė kelyje netoli miestelio Vilkos. Jis buvo žalias ir subliškęs, tačiau gyvas. Keli laikai nusakė, jog jis neatsimena, kas su juo atsitiko. Jis sakė, jog jis tik matė, kaip siauri kelias keitėsi ir staiga jis stovėjo ant kelio. Jo sunkvežimis jau buvo toli nuo jo, todėl jis pradėjo eiti ir rado kelią. Jis neatsimena, kaip jis sugrįžo iš sunkvežimio į kelią, bet jis žino, jog jis turėjo būti ten labai ilgai. Jo plaukai buvo suaugę ilgiau ir jo krūpės buvo išaugusios. Jis buvo badas ir nusilpęs ir jam vos spėjo atsitokti.
tačiau jis buvo gyvas, o tai buvo stebuklingas faktas. Kada jis atitarti savo istoriją policijai, jis sakė, jog jis turėjo būti tos duratume mėnesį, o ne 3 mėnesius. Darius negalėjo aiškinti šio laiko skirtumo. Darius bandė grįžti prie normalaus gyvenimo po to, kada jis buvo surastas. Jis grįžo pas savo žmoną Laimą ir su juo atliktus patikrinimus. Gydytojai negalėjo rasti jokių fizinių žalų, išskyrus tai, kad jis buvo nualintas ir skaudėjo jo širdį. Psichiatrai padarė testų ir padarė išvadą, jog jis turėjo psichologinių traumų, tačiau Darius pasakė, jog jis negrįžta į tą kelią ir jis nebeveža sunkvežimio. Jis pradėjo dirbti fabrike, kuriame jis gali matyti saulę ir normalų žmonių. Jis negali grįžti į tai, kas jam atsitiko, tačiau jis yra dėkingas, jog jis dar yra gyvas. Jo žmona Laima sako, jog jis jautėsi, jog jis buvo grįžęs iš kitame pasaulyje. Jų sūnus Andrius daro savaitę nuo jo ir jam yra sunku suprasti, kas nutiko su jo tėvu. Šeima nutarė nesvarstyti apie tai, kas atsitiko ir tiesiog tęsti savo gyvenimą. Nuo to laiko kelias tarp Elektrėnų ir Vilkos taip ir liko misterija. Policija vis dar nesupranta, kas atsitiko Dariui ir kodėl jis sugrįžo po 3 mėnesių, jei jam atrodė, jog praėjo tik mėnesis. Mokslininkai vis dar tyrinėja magnetinio lauko anomalijas, tačiau jie nieko nesurado, kas galėtų paaiškinti dingimus. Bažnyčia atliko procesiją šiame kelyje ir pasakė maldas, siekdamos nuraminti dvasias, bet žmonės vis dar bijojo važiuoti tais keliais. Darius Kazlauskas yra išlikęs gyvas, bet jis nieko neatsimena apie tai, ką jis patyro tose 3 mėnesiuose, kurie sudarė keistą laiko eilę. Gal tai buvo teisingas sveikatos vaizdo įrašymas, kurį šio kelio žmogus patyrė, arba gal tai buvo kažkas iš negrįžtamosios pasaulio. Nepriklausomai nuo to, kas yra tiesa, avarija Elektrėnų kelyje yra palikusi neišaiškintą misteriją, kurios sprendimas gali visada palikti nesurastas. Draugai, jeigu jums patiko ši baisi tikra istorija, būtinai užsiprenumeruokite mūsų kanalą ir paspauskite varpelio piktogramą, kad ir toliau galėtumėte gauti tokių įdomių ir baisių istorijų.